aš klaidingai žinau tą atsakymą. Pavyzdžiui, ar gali būti tarp moters ir vyro draugiški santykiai? Vat, pavyzdžiui, moteris turi vyrą savo, bet dar turi draugiškus santykius su kažkokiais tais bendradarbiais, klientais, ten, nežinau, su kažkuo. Draugas kažkoks, klasiokas, buvęs, dar kažkas. Tai, pasakytų man, susitinka šiltus jausmus jaučia, kalbasi, šypsosi viens kitam, keičiasi energijom, taip, žinai, maloniai pasijaučia ir viso gero. O tu man pasakai. Tai ką pasakyti. Faktiškai galima kitaip suformuoluoti šitą klausimą, ne? Ar gali patinas ir patelė bendrauti ir nesimikinti? Ar gali? Patinas ir patelė tam ir skirti, kad jie sumoje susijungtų. Plius, matai, čia vartojamas žodis ne šiaip bendravimas vartojamas, o santykiai. Santykiai jau biškis santykiavimas, žodis intimesnis, erdvesnis. Šiaip aišku, kad gali, bet matai, žmonės, kas yra žmonės, visa patinai ir patelės ir dar ten biškai kažkas daugiau, negu tik patinas ir patelė, žmogus turėtų būti. Tai kas uždominuos, jeigu tik patinas ir patelė, tai natūralu, kad jie sumoj turi susijungti, mikintis. Ir šitą žmogus yra poligamiška būtybė, tiek vyras, tiek moteris yra poligamiški. Jie turi turėti daug partnerių, gali turėti pagal gamtą, kaip ir beždžionės, bando įdekas. Tai visiškai natūralu. Jeigu paleisi zoologinį pradą gyvulinį, erotinį, tai jie turi susijungti, natūralu, visatinis zoologinis dėsningumas. Paskui, taigi, žmonės, sakam, įvairūs. Vieni labai seksauja, kiti nelabai seksauja, labai atsakingi, kiti mažai atsakingi, vieni labai, sakykime, reiklus savo ir kitiem, kiti mažiau reiklus. Įvairuoja begalinė tendencija, kad jeigu sakykime, bus kokį, kuo labiau žmonės seksuoja, tuo daugiau juose bus magnetizmo. Vienas į kitą traukos, tuo sunkiau jiems bus su tuo magnetizmu susitvarkyti. Ir susidarius sąlygom, galimybėm, aplinkybėm gali tas magnetizmas realizuotis. Reikia žinoti, kaip paprastai, kad visą laiką, jeigu yra du magnetai, du poliai, tai trauka visada bus visada trauka. Ta trauka realizuosis per mintis, per vaizdinius, troškimus, ketimus, fantazijas. Čia, vėlgi sakėm, žmonių įvairuoja didžiulė. Vieni savo leidžia tas mintis, fantazijas, paskui jau automatiškai tada gal ir link realizacijų. Kiti savo reiklesni draudžia savo. Kai žmonių tik įvairuojas, todėl bendra, matai, čia vėl klausia vyra ar moteris, vis laisvam, kuris vyras, tarp kurio vyro, tarp kurios moters. Profesionaliai psichologija vis laik taip statė klausimą, apie kurį vyrą, apie kurią moterį kalba. Akademinė ir masinė vadinamoji psichologija kalba unifikuotai. Vyrai gali, vyrai negali, moteris gali, moteris negali. Profesionalas juokis visada iš tokiais reiškiniais, kuris vyras, kuri moteris, kurie vyrai, kurios moteris, parodykite. Tai tokia mintis bazinė. Trauka visada bus neišvengiama. Kaip kas su tuo impulsu tvarkysis, su tais impulsais
traukuliais, potokiais, prisitrauks, nesusitrauks, na. Kitas dalykas, aišku, kad, nu, antrai pusei žiūrėti, stebėti ramiai, nu, suvokiant, tiesiog savaime savo suvokiant, kad nu, gali įvykti, matai, įvykti. Yra pas mus instinktuose yra, prakščiai, pas visus, pas patinus, pas vyrus daug stipriau tai išreikšta, vadinamas tas pavydas, patino vyro pavydas, bet jisai visai nebepagrinda, supranti, nes, taigi sakom, instinktas sako, jeigu tu nematai, nestebi savo patelės, tai reiškia, kad yra didžiulė tikimybė, tendencija, kad jinai jau išdykauna su kitu patinu. Mes poligamiški. O todėl gamtoj reikia budrauti, prižiūrėti, ypač bandos gyvūnų tarpe, reikia budrauti, stebėti savo patelę, kad tai tau nusisukus, jinai